Štai kaip aš gaminau veganiškus steikus. Pasmulkinau biškį broko. Tada įpyliau sojų padažo. Įdėjau biškį garstyčių. Čia skysto dūmo skonis. Ir veganiškas Worcesterio padažas. Šiek tiek alyvuogių aliejaus. Ir raudono vyno. Tada reikia svogūno, bet aš jo neturėjau, tai naudojau šalotus. Sumaišiau kvietinius glitimo miltus, česnako miltelius ir rūkytų paprikų miltelius. Tada sutryniau buroką su visais skystais ingredientais. Sudėjau miltų mišinį ir šalotus ir vėl sutryniau. Tada pagaminau marinatą iš vyno, alyvuogių aliejaus, sojų padažo, paprikų miltelių, česnako miltelių, skysto dūmo ir rudojo cukraus. Paruošiau kepimo indą ir suformavau atseit steikus, bet man jie tokie labiau kaip babos kotletukai. Aptepiau marinatu ir kepiau 14 minučių orkaitai. Po 14 minučių ištraukiau, aptepiau iš abiejų pusių marinatų ir vėl kepiau 14 minučių. Laukdamas, kol iškeps, paruošiau keptuvę su veganišku sviestu, česnakų skiltelėm ir rozmarinu, tada apkepiau iš abiejų pusių. Ir akivaizdžiai puoliau ėsti, nes net nenufilmavau galutinio vaizdo.